Neretai į mane kreipiasi žmonės turintys tam tikrų sveikatos būklių ir klausintys, kokius papildus jiems vartoti. Pradžioje susitikimo įdėmiai pasižiūriu į akis ir vis tik pradedu vardinti, nespėja rašytis. Jokinga, bet maždaug taip mums socmedijose yra grūdami papildai. Tau reikia to, o tau reikia ano. Tiesa ta, kad neaišku, ko tau reikia. Pirkimas abejotino papildo visada yra loterija, ar suveiks. Gali būti garantuotas tik to, kad išleidai pinigus. Vis tik, kad nešauti į taikinį užrištomis akimis, mano klientai visada pasidaro kraujo tyrimus, aš daug išklausinėjau apie jų gyvenseną ir tada Volia, magija įvyksta. Žinom, kad reiktų vienokių mineralų, kitokių vitaminų ir panašiai. Vienos klientės pavyzdys. Susidūrė su plaukų slinkimo problema ir gėrė bent keletą skirtingų papildų. Pasižiūrėjus į jų sudėtis, paaiškėjo, kad apie 90% jų yra gana prastose, sunkiai biologiškai įsisavinamuose formose, o kai kur net ir tarpusavyje besikertančiais ingredientais. Vienu žodžiu, buvo galima išleisti ir mažiau pinigų, daug ką išmetant lauk įvertinus jos tyrimų rezultatus ir dar turėti geresnį įsisavinimą, pridėjus tokias biologiškai aktyves formas kaip geležies bisglicinatas ir metilkobalaminas. Čia labai individualu, tad kviečiu neklaidžioti tamsoje ir netaškyti pinigų į orą, ar tiksliau iškakojimą, ir parašyk komentare papildai. Tuomet galėsime susitikti asmeniškai visą tai aptarti. Beje, neturiu jokių partnerysčių su jokiais tinklais, tad gali būti tikras, kad gausi tik nešališką informaciją pagal tavo kraujo rodiklius ir gyvenseną, o ne dar vieną buko rekomendaciją pirkti papildų iš po stalo iš dar vienos tinklinės rinkodaros kompanijos. Jei svarbu remtis mokslu, o ne MLM teta Vanda, brūkštel komentare papildai. Iki!